neįsipynė į labirintą. Aną kartą, kai buvom, apėjom, buvo uždaryta, pasidairėm, o dabar radarą, tai išbandėm. Pusvalandis 6 eurai, tegul išsiduoda, patyrinėja. O, va, sakė, labai smagu. Ir vaikų nedaug, dabar dviese, man atrodo, tik liko. Toks berniukas dar. O tėveliai čia gali laukti. Va. Eisim paskui prie jūros pažiūrėti, kaip atrodo iš kranto bangos. Dingo. Nematyti. Ai, vaku. Statinys. Manau, kad galima.
skanumynai. Vakariai? Po pasivaikščiojimo smagaus. Išsivedinom galvas labai fainai. Ir smėlių prikrito į batus. Įsipurtėm. Čia buvom Klaipėdoj pirkę labai skanių sausmedžio uogų. Tikrai nerūgščios. Labai graži man jų forma. Čia iš namų. Skanumynų. Ir čia iš Klaipėdos turgelio. Levandų tokia močiutė pardavinėjo. Jeigu būtų galima nusiųsti kvapą, tai žinau, kad būtų nerealu. Nerealu. Tikrai, kaip atėjome vidų, tai levandom kvepėjo. Prieš tai laikėm lauke. Bet lauke nuputinėjo kvapą. Jo. Gerai. Ačiū. Saulė labai šviečia. XVII amžiaus architektūrinis paminklas. Va. Durytės labai gražios. Einam į priekį. Kūlgrinda. Nu, fainas vaizdas. Kaip čia eit patogiau, ne per vidurį. Kvepia tokiu kažkokiu medžiu su derva. Taip ir yra turbūt čia. Blizga net juodai. Tokiu, kaip slidės tepdavom vaikystėj. Kažką tokio primena. Kur čia įsipatoginom? Čia va. Jo. Gerai. Gerai. Atrodo, kad čia kažkas užims. Tiek vietų. Kelias jau tavo vartos. Mėgelio nori. Įkvepia mumis Daiva čia. Grojam, grojam. Tėtis knarkia. Truputėlį. Nu gerai, labanaktis. Išmoksi mane? Turgaus halė. Žiūrėkim. Mėsytė. Skanu, kruasanas su mangais.
Žodžiu, visokių skanumynų. Skanių dalykų. Opapa. 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 Padarom čia tokią nuotraukėlę. Ir pirmam aukšte ir antram ir ant stogo. Yra papugėlės, jo, tik tai liuks. Kaip čia parodyti? Matysis gal. Va. Štoliau, labai faina. Čia yra to bulvariuko, galima sakyti, sankryžoj. Parekomenduosim, kas būsite Liepojoj. Išbandykit, tikrai faina. Ir šalia turgaus, ten turgus. Paldies. Vargonai kokie. Tokia senovinė. Medinė viskas. Seni suolai. Ir čia reikia lipti mediniais laiptais. Mane liepia skaičiuoti, bet aš tikrai nežinau, noriu. 4, 5, 6. Tik pradėjau lipti ir jau pamečiau skaičių. Nu tai va. Lipsim neskaičiuodami. O, galvikės tik kyšo. Paskaičiuojat? Nu tai tau. Tai lipdami žemyn palagausim skaičiuoti. Bokštą lipam. Va, čia visai kaip muziejus. Dabar žiūriu viskas latviškai. Jo. Na gerai. Lipam toliau. Oi, širdelės nepamačiau. Jo, čia širdelė. Graži. Keliaujam. Keliaujam. Pabėgo nuo manęs. Čia pasėdėti yra galimybė pavargusiems. Oho, štai ir varpą priėjom. Užrašai vokiški. Dar vienas varpas. Aha, mechanizmo dalių negalim liesti rankomis. O tai kur dingo? Kaip jie praėjo, mane paliko. Gudručiai. Aš taip sąžiningai jau nelendu, netelpa galva pro šitą šlagbaumą. Ir aš savo pavyzdingai neinu. O čia pasirodo galima. Tai lendam toliau. O mechanizmas seksi, va. Laikrodis. Ir viršus, ne čia įėjimas, va.
Ačiū. 160. Oho. O. Palauk, kaip gražu tuoj. Ką? Lizdelį matau, Dieve, tai nelįskim. Gražu labai. Gražu, dabar galima susidaryti vaizdą, kokia ta liepoja yra, maždaug dydis koks jos. Man labai čia patiko, tikrai verta. Nu va, jau antrą vietą šiandien, kur rekomenduojam atvykus į Liepoją būtinai užlipti, tikrai verta. Pavargai? Gražus durys. Čia vyksta ir vargonų muzikos festivalis Šventos Trejybės katedra. Nu va, kaip atrodo Šventos Trejybės katedra. Ir mes buvom čia kur balkonėlis. Dar liko 2 tokie pakopimai, bet ten jau buvo uždaryta. Žodžiu, buvom kur laikrodis. Varaitis, šparaginėm ir bulvytėm ir silkutė. Pasaka. Taip. Vaiskanu, vaiskanu. Nu gerai, sėkmės. Alpinistė. Net neatsisuko. Nukūrė savais reikaliukais. Laiptais reikėjo nekabinti. Labai reikia atsikabinti. Tegul treniruojasi. Bet ten ne per aukštai užlips. Nuliuk, šaunuolė. O? 4 iki. Aha. Įdomu? Aha. Fainai. Aha. O dabar eisi per astą. Man nesiseka įspręstas. Eina įsi gerai. Nu, šitie įdomus. Tai turi per šitą? Jo. Tai žiauriai smagu. Pirmas lygis įveiktas. Valio. Ką? Patirtų. Jos mažos kojytės, tai telpa viskas. Na, kaip medžiuose, bet tikra beždžionytė. Gerai einas.
bremse. Vi vet vet bremse. Rakt akkurat. Ja, vi har sagt av. Kiek čia verkiančių buvo, ne? Ką nukėlinėje, tai berniukai. Nu. Tai darykim išvadas. Matai, kas yra. Kaip čia gaunasi dabar. Šiaušinai čia kokiu tempu viską. Neskubėk. Jo. Vyrukam sunku. Laukia jaunuoliai. Labai gerai. Nu super. Oi, čia patiktų Ūdriui ir Ūlai. Bravo, bravo. Į svečius keliaujam pas Rolandą su Ramune. Dasibėgom, išsimaudėm. Dabar kaip ir viskas, dabar švedai dar atplaukė tokiu gražiu labai laivu. Ryt plauksim į uostą. Jau gražumas pastato tikrai pasaka. Grįžtam namo iš labai smagaus, malonaus, jaukaus pasibuvimo. Gražus vakaras. Kas išsiskalbė? Pasisuka tas, kurio išsiskalbė, labai išdžiūva. Va, prašau. A, tu vėl ištrauki? O dabar tavo kažkas išmetė. O, tau taip ir reikia. Taip reikia, nu tai ką, neįdomu. Ha. O dabar tau bus kem 5 minutės. Na. Taratata, dabar kem 5 minutės nustatyk ir mes po kem 5 minučių turėsim ateiti, atsibusti. Maždaug 1-2 alaus. Ir turėsim tada išsiimti, nes rytoj išplaukėme iš pat ryto. 9. Iš pat ryto, mano manimu. Čia reikia išvalyti, matau, kažkas paliko jovalą. Taip išvalyta, šiandien alaus atsiprašau. Tik jau nebejuokauju, gerai. Viskas. Ne, baigi.